Taigi šiek tiek pakalbam apie eskės galinį reduktorių, kuris ūžia. Va, jeigu paklausyt garsus. Taigi, kai pirmą kartą automobilis buvo surinktas po viso prikėlimo, pirmas test drive'as parodė, kad labai stipriai ūžia galinis reduktorius. Bet nebuvo tam laiko, kad sutvarkyti jį. Ir nes jau sezonas ant nosies, viskas vėlavo, taigi pirmas testas Elektrėnų Gretuminis slalomas, atvažinėtas su ūžiančiu reduktoriu. Ten paaiškėjo, kad yra problemų su dūmingumu, tai yra kad dūmė, ten alsuoklis nedirba, visiškai nebuvo vietos pagalvojimui apie galinį reduktorių. Tuomet labai staigiai atėjo pirmas Street Race etapas, atvažinėtas vėlgi su ūžiančiu reduktorium. Antras Street Race etapas, ūžiantis reduktorius. Lydėjo garsai kaip iš Boeingo. Taigi grįžtant namo buvo nuspręsta viskas gana, dabar ilgas tarpas tarp varžybų, reikia tvarkyti reduktorių. Taigi iš karto sekančią dieną buvo nuimtas reduktorius, nuvežtas vienam žmogeliui, kuris sutvarkė tą reduktorių, pakeitė visus guolius, salnikėlius, tinkamą pagrindinės poros tarpelį sudėjo ir va dabar važiuoju su nebeūžiančiu reduktoriu. Taigi dabar yra tylu ramu, pradėjau net padangas girdėti.